Labadiena, brangus mūsų laisvai ir kritiškai laidos žiūrovė. Šiandien mes susitinkame, kaip visuomet, su profesoriu Gintautu Mažeikiu, bet mūsų specialus laidos šiandien svečias yra filosofijos profesorius Tomas Kačerauskas. Ir mes norime šiandien aptarti jo romaną Karo laiškai. Pasirodė jau ir antroji dalis, kiek teko Vilniaus knygų mugėje girdėti iš pristatymo, kad galima tikėtis ir trečiosios dalies. Ir štai iškyla toks įdomus klausimas apie naują reiškinį, fenomeną Lietuvoje, kad jau ne pirmas ir ne antras filosofas įmasi grožinės literatūros, įmasi kūrybinės plunksnos, išeina vien tik iš akademinio rašymo laukų, pasirodo, kad yra talentas ir įkvėpimas pereiti į grožinę literatūrą. Ir ką tik profesorius Gintautas Mažeikis pristatė savo taip pat grožinės literatūros romaną. Ir šiandien mes norėtume paklausti jūsų, profesorių Kačerauskai, kaip taip nutiko, kad norėjote, kaip profesionalus filosofas, dar ir ateiti į profesionalų grožinės literatūros, reiškia, šitą pasaulį? Tai ačiū, kad pakvietėt, ačiū už klausimą ir būsimus klausimus. Tai, kaip aš jau esu pasakojęs ne kartą, gal tikiuosi, kad tai nėra atsitiktinumas, tai nėra mano pirmas romanas, mano pirma knyga pasirodžiusi 2006 metais buvo kaip tik tai romanas Arkada. Tiesa, tais pačiais metais pasirodė ir mano pirmoji monografija. Tai aš manau, kad tai nėra joks atsitiktinumas, tiesiog aš tęsiu savo veiklą, visapusišką veiklą, ne tik tai filosofinę, bet ir literatūrinę. O užtruko tas sugrįžimas prie naujo romano, užtruko dėl įvairių priežasčių. Tai pirmiausia dėl mano pasirinkimo, tai yra istorinis romanas, o istoriniam romanui teko surinkti daug medžiagos ir tai užtrunka, o be to užtruko ir to meninio rakto paieškos. Tai turbūt tiek trumpai atsakant į šitą klausimą, bet apskritai aš jaučiuosi, net jeigu kalbėsim apie filosofinio kelio pradžią, mano pirma monografija buvo filosofinė poetika, disertacijos pagrindų parašyta. Ir ten irgi aš svarstau apie poetikos dalykus šį kartą filosofijoje, įvairiuose filosofiniuose tekstuose, Nyčės, Haidegerio, Rikioro ir kitų. Ir galima sakyti, kad mano pradžia filosofijoje irgi yra susijusi su kūrybiniu darbu, su literatūriniu darbu. Tai turbūt toks būtų atsakymas. Tomai, žiūrėkit, aš antroje knygoje, aš dalyvau ir pirmos ir antros knygos jūsų pristatymuose. Ir antros knygos nugarėlėje Vytautas Rubavičius, rašytojas ir kultūrologas, filosofas taip pat, užbaigė savo tokį jūsų pristatymą knygą vadinamą nacionaliniu metafiziniu istoriniu romanu. Mane šitas jo apibūdinimas, metafizinis istorinis, kiek sudomino, atmenant tai, kad aš tų jau metafizinių istorinių romanų esu pasaulis skaitęs ne vieną. Bet čia yra toksai niuansas. Aš dabar nenoriu apeliuoti tiesiai į Rubavičių, bet į kitą nurodysiu dalyką. Kada štai Isaja Berlinas svarsto Levo Tolstojaus romaną Karas ir taika, jis aptinka pristato dvi vaizduotės. Čia Napoleono jau laikai, jau beveik truputį vėliau negu pats aprašinėjai švedų antplūdį, čia didįjį antplūdį Tvaną ir prieš tai buvusi karų su Maskva.
šimtmečių, ko gero daugiau kaip šimtmečių vėliau, bet nesvarbu, Tolstojus bando pristatyti metafizinį žvilgsnį. Ir šitas metafizinis žvilgsnis yra toks imperinis. Tai yra, vadinasi, Tolstojus mato rusišką imperinį žvilgsnį ir jį metafiziškai interpretuoja. Ir mato, kad Napoleonas turi kitokį imperinį žvilgsnį, kitaip jį supranta Europą ir jį interpretuoja. Ir aš esu pasižiūrėjęs tų romanų, pavyzdžiui, ir apie Karolių XII, Švedijos karalių, ir panašius Petro laikus taip pat yra pristatymai ta metafizinė vaizduotė yra parodoma kaip imperinė. Ir ta imperinė metafizinė vaizduotė dažniausiai sutampa arba su teritorinė vaizduotė, arba galios vaizduotė. Ir staiga jie įsiveržė į šalį, abiejų tautų respubliką, kuri iš esmės neturi tokios imperinės vaizduotės. Bajorai kitaip vaizduojasi, o pats rašai apie karo laiškus, labai specifinis, sakyčiau, žanras, kur susipina ir laiškai, ir, sakyčiau, tam tikri etnografiniai, etnologiniai motyvai, ir taip pat be to susipina ne vien tik tai dabartinės etninės Lietuvos, bet susipina veikiau buvusios didžiosios Lietuvos kunigaikštystės vaizduotės ir dvarininkų, bajorų vaizduotės. Ir čia mano klausimas, štai sekant jau Rubavičių, jeigu tai vis dėlto yra ir jis nemeluoja ir aš pats tikiu, kad čia yra filosofinis metafizinis žvilgsnis, bet jis netoks pat, kaip būna imperinis, tai kokiagi yra, pabandykim pasvarstyti, dvarininko bajoro vaizduotė, kurią pristatai jau išleistose 2 knygose ir matyt dar 2, kurios bus išleistos. Kas tai per vaizduotė, tokia metafizinė jo vaizduotė, kuri nieko bendra arba stipriai neturi, arba stipriai kertasi su Rusijos imperinė vaizduotė ir kitų kraštų imperinė, sakyčiau, Prancūzijos imperinė vaizduotė ir Švedų imperinė vaizduotė. Mes turime visai kitą vaizduotę, pasaulio supratimą, tą patį filosofinį, kaip pats esi vertęs ir aiškinęs čia būti, Dasein, visai kas kita. Ir kas tai per dalykas? Juk čia ir yra ta paslaptis Ukrainos, Lietuvos, iš principo žlugusios Baltarusijos, aš ją skeptiškai žiūriu dabar, iš dalies Lenkijos, sakyčiau, galbūt nesu tuo tikras, kad Lenkai tikrai buvo taip smarkiai autonomistai, kurie niekada nepripažįsta monarcho viršenybės, ir tas bajoriškas orumas yra, ir bajoriška garbė nepripažinti jokios imperinės valdžios ir karalių, tai tada koks jų pasaulio įsivaizdavimas, politinis pasaulio, metafizinis pasaulio įsivaizdavimas, jeigu nėra suvereno imperatoriaus? Ačiū, Gintai, už tokį platų klausimą. Iš tikrųjų, čia labai daug apėmė įvairių temų ir nežinau, ar aš čia paaiškinsiu, ar dar labiau supainiosiu, bet galiu įvesti dar vieną temą į šitą visą gniužulą, tai ta demiurgo mirties tema arba autoriaus mirties tema. Bartas yra parašęs tokiu pavadinimu garsų tekstą ir mūsų Ričardas Gavelis yra parašęs tekstą 90 metais Antidemiurgas arba kas yra Vilniaus pokeris. Barto tekstas paskelbtas 1967 metais. Tai, aš čia truputį dabar pristatysiu, ką ten mini Bartas ir Gavelis savo tekstuose, o paskui aš grįšiu prie tavo klausimo, jei neprieštarauji, ir bandysiu čia susėti ir pasamprotauti apie tai kartu. Tai Bartas, labai trumpai pasakysiu, kad Bartas apeliuodamas į Nyčę ir kitus teigia, kad visi žinot Nyčės frazę Dievas mirė, bet iš tikrųjų tai ta frazė įdėta į bepročio lūpas, kuris bėga dieną su uždegtų žibintų ir to irgi nereikia pamiršti. Tai Bartas apeliuodamas į tą frazę teigia, kad interpretuodami tekstą arba aiškindamiesi tekstą, grožinį tekstą šiuo atžvilgiu,
mes neturėtume per daug gilintis į autoriaus biografijos detalės arba į tai, ką pasako autorius, o autorių nušalinam nuo teksto ir tai tik į naudą autoriui. Ir aiškinamės, nes galbūt autorius kažką ir norėjo pasakyti, bet mums netaip svarbu jo intencijos, o tos intencijos netgi apriboja mūsų supratimo laisvę. Tai čia tokios Barto buvo mintis ir žinoma, čia siejasi su visa ta hermeneutinė tradicija, su Rikioro, Gadamerio samprotavimas, kaipgi reikia aiškintis tekstus, o prieš tai ten Šleimacheris dar toks buvo, bet nesvarbu, nebesigilinkim. Beje, Šleimacheris gal arčiau Levo Tolstojaus gyvenamojo laiko. Bet dar prie Gavelio truputį grįžtu. Gavelis tą tekstą parašo jau išėjus romanui ir tai tarsi pateikia kaip paaiškinimą, tarsi prieštarauja Barto tekstui, ar neturėtų autorius jokių paaiškinimų teikti parašęs romaną, nes tai tik apriboja, o neišvaduoja laisvę, interpretacijos laisvę. Bet kaip ten bebūtų, Gavelis kalba labai filosofiškai tam tekste ir šneka apie tai, kad apie tą rašymo virtuvę ir pasakojimo arba naratyvo principą. Ir jis sako, kad nėra, dabar nedora ir nesąžininga, jis tiesa kitus žodžius vartoja, apsimesti, kad aš viską žinau ir kad turim pateikti įvairius pasakojimus. Ir kelis kartus Gavelis pabrėžia, kad nėra jokio arba tas, nėra aristoteliškos logikos, vietoj to yra ir tas, ir tas. Ir vienokia įvykio versija gali būti ir kitokia įvykio versija. Tai tiesą sakant, aš to Gavelio tekstą tik vakar perskaičiau, bet šiaip tai Gavelis kaip ir, tarkim... Atsiprašau, kur jis buvo publikuotas? Kultūros baruose kokios nors? Ne, jis buvo literatūrmenį publikuotas, bet mačiau perspausdino portalas 15 min. Jį galima internete surasti labai paprastai. Bet man tai ir žinoma, Gavelis mini ten kelius autorius, kelis epochinius tokius lūžio, epochinius autorius, kurie žymi lūžį romano istorijoje arba literatūros istorijoje, bendriau kalbant. Tai aišku, tas autorius, tai jam yra Akutagawa. O Akutagawa tai japonų autorius, miręs labai jaunas, atrodo nusižudė. Jis parašė vos kelis apsakymus ir vienas iš jų yra Tankmėje. O apsakymas Tankmėje, aš pats tą apsakymą ir kitus apsakymus skaičiau savo jaunystėj, labai seniai, prieš 30 metų, ir neprisimenu kokią kalbą, matyti lietuvių, lyg ir buvo išversta į lietuvių kalbą iš rusų kalbos, ne iš japonų, dabar lyg ir perversta iš japonų. Ir tame apsakyme Tankmė, žodžiu, pasakojimo nužudimo, samurajaus nužudimo istorija, ir tas pasakojama iš skirtingų, tarsi pateikiami tardytojo protokolai, apklausiant skirtingus liudytojus. Ir nėra jokio apibendrinimo, yra tik tai įvairios to įvykio versijos. Bet, kaip sakiau, aš vis tiek, kai rašiau romaną, čiagi romanas nėra kažkoks filosofinis manifestas. Jeigu jis toks būtų, tai būtų labai prastas romanas. Ir man visą tai labai siejasi su tuo, ką Gintas pasakė ką tik, siejasi su tuo, kad neturėtume šnekėti taip, kad tarsi aš žinau, kaip buvo, arba buvo taip ir taip. Ir ten Gavelis savo tekste mini, kad 90% autorių, rašytojų romanus rašo dar tuo 19 amžiaus stiliumi, kad aš buvo taip ir aprašinėję smulkiai
tarsi dievas, tarsi demiurgas matytų kiekvieno veikėjo judesius ir juos aprašinėjo, iš pradžių vieną aprašinėjo, paskui kitą. Tai tas man po to, kai aš perskaičiau, ne tik Faulknerį, ne tik Kafką, ne tik ten Joyce'ą, Proustą, ten, nežinau, Hesse, Borgesas, mano ypač mėgiamas. Po to, kai aš tos autorius perskaičiau, aš nusprendžiau, kad negalima rašyti taip, tarsi apsimestum, jog jų visų nebuvo. Ir jie visi irgi susiduria su panašia problema, su Akutagavos problema. Beje, Gavelis mini Faulknerį taip pat savo tekste. Tai kaipgi reikia vaizduoti įvykius? Ar vaizduoti tuo taip, kad tarsi žinotum ir aprašinėtum, ar vaizduoti ir tokiu būdu aprašinėtum, aiškindamasis tiesą, ar vaizduoti vis tik pasitelkus įvairius veikėjus ir teikdamas įvairias versijas tų įvykių. Tai iš esmės, aišku, aš tai intuityviai dariau, bet, kaip sakiau, tai nėra joks manifestas, bet man va šitas kelias, Gavelio kelias, bet Gavelis čia visai nebuvo pirmas, prieš jį Akutagavą ir daug kitų mano paminėtų ir nepaminėtų, jie sprendė šitą problemą, bet čia dar platesnė problema. Čia labai gražiai Gintas susiejo šitą tokią tarsi siaurą literatūrologinę problemą su tokiais platesniais politinės filosofijos klausimais. Tai iš ties, man tas labai patiko. Aš čia sakant negalvojau rašydamas apie tai, bet jeigu Gintas išvelgia, tai ačiū jam. Tai iš tikrųjų tie laikai puikiai iliustracija susidūrimų, tam tikrų tvarkų susidūrimo, to imperinio mąstymo, kaip įvardėjo Gintas, ir, nežinau, bajorų respublikos, turbūt mūsų oficialiai ir vadinosi Abiejų tautų respublika ta valstybė. Bet reikia pridurti, kad bajorų vis tik, nes ne visi naudojasi tomis laisvėmis. Ir iš tikrųjų tie konfederacijos ir tie rokošai tai buvo taisyklė, o ne išimtis. Vos tik bajorai pajusdavo pažeidžiant savo laisvės, teisės, ar ten veto seimuose, tai buvo taisyklė visiška. Ir vos tik pajusdavo, kad pažeidžiamos jų teisės, iš karto būdavo rokošas, tai yra ginkluotas pasipriešinimas karaliaus valdžiai, konfederacija, kai siausdavo karaliaus dvarus, arba veto seimuose, kai buvo blokuojami sprendimai svarbus visai valstybei. Ir dabar Gintas klausia, kaipgi, dabar jau artėjant prie Ginto klausimo, bet gal kaupėsi naujas klausimas. Ne, Tomai, aš performuluosiu dabar klausimą, vis tiek tą įvadą svarbu padarei. Ir iš paties įvado mes išgirdome tokį dalyką, aš skaičiau šitą Gavelio straipsnį kiek anksčiau jau. Ir yra toks daiktas, kuris ypač 20 amžiaus, čia žinoma ir Bartas įsiterpė, bet ir kiti prancūzai, kurie sako, kad yra taip vadinamas imperinis ir neimperinis rašymas. Imperinis iš esmės ir yra tas demiurginis. Ir tas demiurginis iš esmės sutampa su tuo suvereno samprata, kad kažkur yra suverenas, viršenybė, kuris mato bendrą tvarką ir sako, kad ar šita tvarka geresnė bus Aleksandro I imperatoriaus, ar šita tvarka Napoleono, čia pagal Tolstojų. O Tolstojus vis tiek užima demiurgo vietą. Ir dabar atsidurėme Lietuvoje, Abiejų tautų respublikoje, ir staiga rašytojui, tokiam kaip tu, susidurėme su tokia problema, kad tiems bajorams, kurie čia ir Rukošas skelbė ir veto ir visa kita, ir kuriems orumas, garbė ir narsumas jų, dvarininko bajoro ir aukščiau visko pasaulyje, toks istorijos matymas ir regėjimas yra netinkamas. Ir atitinkamai tada iš karto kyla koks klausimas, o ne tik tai koks yra tinkamas, bet ir ką reiškia nemąstyti taip, kaip mąsto to laiko, sakykime,
prancūzų ar, sakykime, švedų, atitinkamai laipsniškai bręsta ir rusų, dar nebuvo subrendę tuo metu rašytojai, bet tai mąstyti ir galvoti kitų būdų. Ir mąstyti ir galvoti visai kitų būdų. Nyčė čia visai neatsitiktinai paminėjai, juk pats pameni Esse Homo paskutinėme kūrinyje, jis akibrokštai visam pasauliui pasiskelbė esąs Lenkų didikas. Lenkų didikas kodėl? Todėl, kad jam vaizduotė patinka Lenkų didiko, kuriam, sakykime, jo paties orumas garbė yra aukščiau nei, galbūt net aukščiau nei visuotinė bažnyčia, ko aš abejoju, bet jau tikrai aukščiau negu imperatorius, kurį pats minėjai. Ir dabar klausimas toks, performuluosiu iš naujo, ar tavo kūrinyje, kada pasirinkai šitą rašymo būdą per laiškus ir regėjimus ir net folklorą, ar pavyko kaip nors pasprukti, išvengti šitos imperinės laikysenos, kaip suprantu, iš paties pasirinkimo turėjo pavykti, bet ar pavyko, kaip manai, apčiuopti bent kiek štai šitą bajorišką vaizduotę to laikotarpio? Nes mūsų tikslas apčiuopti bajorišką istorijos metafiziką. Taip, tai labai ačiū, Gintai. Jeigu atvirai, tai iš tikrųjų aš nesiejau, rašydamas aš nesiejau tų dalykų. Tai yra savo literatūrinės programos ir bajoriškos vaizduotės, tai, ką tu dabar minėjai. Bet tai puikiai iliustracija dabar mūsų pokalbio, kad kai rašai, tai pasirašo daugiau negu ketini parašyti. Ir aš dabar matau, kad iš tikrųjų yra akivaizdi sąsaja. Ir, ačiū tau, Gintai, dar kartą, kad išryškinai. Ar man pavyko, tai nežinau, ne man spręsti ir kas čia man pavyko, bet kaip ten bebūtų, tai buvo mano pirmiausia literatūrinė programa. Ir, kaip pasakyti, pratęsti gavelio rašymo būdą, kuris visai nebuvo pirmas, bet pratęsti pasitelkus istorinę medžiagą, o istorinė medžiaga čia ypatingai man buvo paranki vykdyti šitą literatūrinę programą. Bet dar kartą sakau, kad čia ne kažkokių programų romanas, tiesiog intuityviai aš turėjau tą programą, kaip rašyti, kaip nerašyti. Ir ten kituose pristatymuose aš minėjau, kad iš pradžių man labai nesisekė rašyti. Aš pradėjau rašyti, numečiau ir dar turėjau praeiti kokie 5 metai, kol iš naujo sugrįžau prie šitos idėjos parašyti istorinį romaną. Bet man tavo klausime, Gintai, nuskambėjo dar viena mintis, kurią aš noriu truputį paplėtoti. Tai būtent, nežinau, ar tu ketinai to paklausti, kad ar tas, kaip čia, neimperinis, nežinau, kaip mes įvadinsim, imperinis, galim vadinti, Tomai, tai vadinkim taip, kaip ir vadinasi ir tavo knygoje ir visur, tai yra respublikoniškas, bajoriškas arba respublikos bajoriškas vaizduotė. Labai gerai, tai aš išgirdau dar ir tokią mintį ar klausimą, ar respublikoniška vaizduotė yra pakankamai saugi ir pakankamai atspari atsispirti imperiškos vaizduotės invazijai. Juk apie tai yra knyga, apie puolimą, apie respublikos puolimą iš išorės. Aišku, čia yra ir kitas planas. Yra tas pirmas planas, ten keli planai. Yra tas, kaip čia, pažodinis planas, ar ne, ir yra kitas planas, apskritai kalbant apie vaizduočių susidūrimą. Jau čia išeinam į kitą plotmę. Tai dabar klausimas, ar pajėgi ta respublikoniška vaizduotė atsispirti ir ar ją galim vadovautis, net ir apie šiandieną kalbėdami, ar ją galim vadovautis, ar vis tik istorija moko kitaip. Tai tas pirmas karo etapas buvo tikra katastrofa, aš tiesą sakant apsiriboju pirmuoju etapu. Kaip jūs čia paminėjot, bus dar 3 knyga, bet daugiau aš neplanuoju.
O ta trečia knyga baigsis Vilniaus užėmimu, Vilniaus okupacija. Bet tiesa, aš vaizduoju ten kelis laiko klodus ir vienas iš laiko klodų yra ten juk ir pasakojimas pasakojime ir dar daugiau pasakojimėlių, ten visokių siužetų plėtojama, čia dar kita tema. Bet prie to gal dar grįšim, prie to linijiškumo ir labirintiškumo, ne? Ar cikliškumo. Bet klausimas, ar Respublika atsispiria imperijai, ar ne? Ar respublikoniška vaizduotė gali iš esmės atsispirti imperiniam mąstymui? Ar turi pakankamai išteklių, ar gali susiorganizuoti, ar gali duoti atkirtį tinkamai ir laiku. Ir aš kaip tik vaizduoju, kad tas labai sunkiai sekasi. Bent jau pirmame etape tas labai sunkiai sekasi, nes tai yra demokratija, tai yra ginčai, tai yra rietenos, nesutarimai tarp didžiojo etmono Jonušo Radvilos ir karaliaus, ir iš tikrųjų tokie buvo. Karalius delsė duoti didžiąją buožę, Jonušas Radvila nesima jokių veiksmų, kad atsispirtų Maskvos invazijai, kol negavęs didžiosios buožės. Taip pat dar karalius iškelia lauko etmonų Vincentą Gosevskį, kuris šiaip turi kario talentą, ar karvedžio talentą, bet nesutarė su Jonušu Radvilu, visur trintis, jokie veiksmai nesimami, jie stovyklauja prie Minsko, o kariai lošia kortomis ir kauliukais ir pasakoja vieni kitiem istorijas visokias. Ir anekdotų. O Maskva sėkmingai apgula Smolenską, po 2 mėnesių apgulties į paimą ir tada 3 divizijos artinasi prie Jonušo Radvilos pajėgų, įvyksta susidūrimai, iš pradžių prieš Šklovo, Šklovą jeigu galima laikyti pergalę, tai prieš Šepelevičių įvyksta tikra katastrofa ir Jonušas Radvila tik per plauką išlieka gyvas ir sunkiai sužeidžiama. Tai žodžiu, visiškai nesiseka, visiškai tas respublikoniška tvarka pasirodo netinkama atsispirti imperiškos vaizduotės, jeigu dabar apie tai šnekam, invazijai. Tomai, jeigu galima šitą vietą įtvirtinkim truputį, todėl kad mano manimo jau mums pavyko aiškiai atskirti. Štai yra imperinė pasaulio, šiuo atveju, pavyzdžiui, Rusijos imperijos vaizduotė, gali būti ir kitokia, matyti, prancūziška ar ne, ar tenais, tarkime, Šventosios Romos imperijos, jos ne tokios pat, bet mums labai svarbu, kad mes pradėjom kalbėti ir apčiuopti, kad vyksta 2 vaizduočių karas, kaip įsivaizduojami pasauliai, kaip jie turėtų būti. Ir štai mūšį laimi, pabrėžiu mūšį, fizinį mūšį, laimi Maskvėnų imperinė, betampanti, atsirandanti Maskvėnų imperinė vaizduotė. Mes mūšį pralaimime, bet ar vaizduotė šitoje vietoje pralaimi? Manau, kad ne. Tai va, Gintai mane nutraukė, tai aš norėjau, atrodo, viskas prarasta. Tiesą sakant, mane ta istorinė medžiaga ir domino, todėl kad ji yra labai dramatiška, tragiška ir aš ir narplioju ir žiūriu, kaip čia pavyksta, kaip pavyksta atsispirti ir ar pavyksta atsispirti. Bet čia matai, sunku atskirti tą vaizduotę ir nuo nevaizduotės, nes vaizduotė, aš tokią knygą esu parašęs Tikrovė ir kūryba. Tai ten ir nagrinėjau klausimus, kaip utopija, kaip mūsų vaizduotė daro įtaką mūsų gyvenimui ir tai, ką mes sugalvojam, ką mes vaizdėjam, iš tikrųjų dažnu atveju netgi tikriau negu tai, ką liečiam ar ten jūsliam patiriam.
Nes tai apsprendžia mūsų apskritai tolesnį kelią. Bet net ir tam kare, iš tikrųjų dabar jau užbėgu, bet aš vaizduoju ir tą perspektyvą, net ir tam kare 17 amžiaus vidurio, juk Respublika atgavo beveik viską, išskyrus Smolenską ir išskyrus kairiakrantę Ukrainą, kuri liko Maskvos žinioj. Tiesa, už Kijevą dar Maskva primokėjo Respublikai, kad liktų Maskvos žinioj, nemažą pinigų sumą. Bet iš esmės beveik viską atgavo. Tai vėlgi mūšį mes pralaimėjom, bet karo mes nepralaimėjom. Ir jeigu paimsim Rusijos istoriografiją, tai Aleksejus Michailovičius laikomas labai prastų valdovų, nes jis turėjo visus šansus, bet jais nepasinaudojo. Vilnius buvo užimtas, bet dėja jis nebuvo išlaikytas Maskvėnų rankose. Jis buvo atkovotas. Ir aš jau dabar grįžtu prie tavo to patikslinto klausimo ir kaip tik tai ta respublikoniškoji vaizduotė čia ir suvaidino lemiamą vaidmenį. Tai jeigu pradiniame etape ji neleido tinkamai atsispirti, tinkamai susiorganizuoti, tinkamai mobilizuoti, kad ir pačius Vilniečius. Jeigu iš Vilniui galima buvo mobilizuoti 20 000 karių, bet tas nebuvo padaryta. O vėliau Maskvėnai žudė panašiai tiek. Tai jeigu būtų tinkamai viskas padaryta ir laiku, bet matyt, kad tas neįmanoma, nes tai buvo vis tik respublikoniškoji tvarka, tai galbūt būtų atsispirta, bet tas būtų tinkamai būtų įmanoma pasipriešinti tik tai turint imperišką vaizduotę, ne demokratišką, ne respublikonišką. Bet nepaisant to, antram etape kaip tik tai tas nesitaikstymas arba pilietinis nepaklusnumas, kurį siečiau kaip tik tai su respublikoniška vaizduotė, leido atkovoti beveik viską, kas buvo prarasta. Ir tik tai dėl pilietinio nepaklusnumo tik buvo Maskvėnų įgulos išgrūstos iš tų visų miestų, kurie buvo paimti. Patys tiesiog neapsikentę to rusų pasaulio ir tos maskvėniškos tvarkos, patys miestai, magistratai ir miestiečiai nuginkluodavo garnizonus ir tiesiog juos arba imdavo nelaisvėn, arba grūsdavo lauk, arba jie pasipustydavo padus. Tai tas įvyko ir Mogiliave, tas įvyko ir Gomelį, ir daugybė kitų miestų. Aišku, išskyrus Smolenską, kur ten jau Maskva ėmėsi ryžtingų žingsnių. Ten apskritai buvo pakeista miestiečių sudėtis. Tai tas buvo neįmanoma jau. Tai va, atsakant į klausimą, vis tik nors tuo trumpuoju laikotarpiu, karas truko 13 metų. Nors tuo trumpuoju laikotarpiu respublikoniškai vaizduotė vis tik pasirodo neatspari invazijai, bet vis tik ilgesniuoju laikotarpiu tai tampa lemiamų veiksnių atkovojant prarastas žemes. Čia tik noriu patikslinti, Gintai, vieną netikslumą, kad aš kovų su švedais nevaizduoju. Henrikas Sienkiewicz vaizdavo beveik vien kovas su švedais ir nevaizdavo jokių kovų su Maskva. Aš atvirkščiai, aš vaizduoju beveik vien kovas su Maskva ir aš kalbu apie Kėdainių uniją su švedais. Bet ir ten miniu taip pat žemaičių sukilimą, čia antroji daly, bet daugiau ten jokių mūšių aš neprašinėjau su švedais. O kai sakau tvanas, tai vis tik turiu omeny tiek maskvėnų, tiek švedų antplūdį. Jeigu galima, aš norėčiau grįžti prie autoriaus klausimo. Jūs čia savo įžanginėme žodį mūsų laidoj labai gražiai įvedėt šitą klausimą per teorinę prizmę,
Barto autoriaus mirtis, Antidemiurgas. Kuomet pirmąją dalį aš paėmiau į rankas ir skaičiau vertėjo žodį įžanginį, aš pradėjau galvoti, ar čia nebus labai sumanus toks autoriaus, tikrojo autoriaus, kuris nemyrės įvairiom prasmėm, toks literatūrinis sumanimas, kad tas vertėjas, gal ne tik vertėjas, bet dar ir tikrasis autorius to, ką jis išverčia. Nes minite, kad yra škoto kartografo atsiminimai. Ir štai dabar vertėjas juos mums išvers ir leis susipažinti. Sakykite, kiek tai yra literatūrinės technikos dalykas, o kiek tai yra arčiau ir tų visų tokių mokslinių tyrimų dalykas. Nežinau, ar aš teisingai supratau klausimą. Aš galiu dar truputį paaiškinti, kaip ten tas įvadas atsirado, nors netoks buvo klausimas. Iš tikrųjų, tas įvadas tai yra vienintelė, vertėjo pratarmė atrodo, vertėjo laiškas, ar ne, kadangi čia karo laiškai, laiškų knyga, tai vertėjo laiškas, taip įvardinta. Tai yra vienintelis tekstas iš to mano pirmojo bandymo, kurį aš pradėjau rašyti, dabar jau gal prieš 10 metų, kaip sakiau, pradėjau rašyti, bet numečiau, nusprendęs, kad man nepasisekė. Ir tai vienintelis, šiaip aš buvau parašęs 2 skyrius arba 2 lankus, ten kiekvienas skyrius panašiai po lanką, panašiai po 40 000 ženklų. Tai ir aš svarsčiau, ar dėti tą vertėjo laišką, ar nedėti vis tik. Ir kai aš siunčiau recenzentam, vis tiek prieš leisdamas rodžiau recenzentams įvairiems, vienas iš jų Tomas Venclova buvo, man labai svarbios nuomonės buvo, jeigu būtų pasakę, kad čia niekam tikęs, niekam vertas romanas, tai gal aš ir būčiau nedrįsęs leisti, bet priešingai sulaukiau padrąsinimo, bet kai siunčiau recenzentam, aš netgi nedėjau to vertėjo laiško. Kaip pasakyti, tai aišku nėra kažkokia naujiena literatūros istorijoje, ten jeigu atsiversit Hesės Stepių vilką, tai irgi kažką panašaus pamatysit, arba manau, kad ir Faulkneris vienam kitam romane panašiai elgėsi. Bet manau, kad tai tam tikrų būdų pasitarnavo mano tai literatūriniai programai. Aš įvečiau dar vieną laiko sluoksnį, tai yra dabartį, bet kartu įvečiau ir dar vieną personažą, tai ten vertėjas, tai nežinau, kaip nori, taip šifruokit, bet aš juk neprisistačiau kaip autorius ar kažkas, tik kaip vertėjas. Tai mano ir užduotis buvo vartyti ir bandyti išversti, vartyti tuos istorinius įvairius dokumentus arba laiškus, bendriau kalbant, ir juos pateikti. Ir mano kukli užduotis buvo juos parodyti, bet nepasakyti, kad vieni laiškai verti daugiau dėmesio, kiti mažiau, arba vienuose yra tiesa, o kituose melas, jokių būdų. Tai tiesiog aš tuo vertėjo laišku dar kartą iliustruoju savo šitą poziciją. Pateikti įvairius istorinius pasakojimus, įvairius istorinius laiškus, kitaip sakant. Tai čia tik dar noriu paaiškinti, kad tai nėra gryno tipo laiškų knyga. Tai kaip ten Leklio pavojingi ryšiai, ar ten Senekos laiškai Liucilijui, tai yra kombinuota knyga. Tai yra ir to pagrindinio veikėjo atsiminimai, bet kartu ir romanas romane, tai, žodžiu, jis pats kūrė pasakojimą iš įvairių surinktų tų
laiškų ar paskvilių, ar ten reliacijų, ar kažko, ką jis ten randa, ir pateikia tą visą dėlionę. Ir tai, žodžiu, aišku, visai kitoks sumanimas negu Gavelio, mano, aišku, sumanimas istorinis romanas, bet kartu, na, gal post factum galiu pastebėti, kad tai, nu, vis tiek tam tikra tąsa, vis tiek ta pati linija ir ta pati literatūrinė ar panaši literatūrinė programa. Tai nežinau, gal kas pavadino. Jo, norėčiau truputį pratesti mūsų šitą diskusiją apie istorijos metafiziką Vytauto Rubavičiaus čia paminėtą. Ir mes kalbėjom apie vaizduočių susidūrimą imperinės ir respublikos. Ir dabar mes matome, kad pagrindinis veikėjas yra škotas. Ir jisai rašo laiškus, bet škotiška, kaip suprantu, pozicija yra tokia, kad aš nematau, bent skaitydamas, kad jis turėtų tokį viršenybės civilizacinės paniekos arba ironijos nuostatą. Ir galbūt todėl, kad ne britas ir dėl to, kad ne prancūzas. Škotų daug buvo Lietuvoje beje, ir jūs pats tai žino čia ilgą laiką. Jie keliaudavo ir daug jie prisidėjo prie Lietuvos istorijos. Ir štai jis škotas mato Lietuvos dvarininkus, jie mato bajorus ir ne tik tai susiduria su jų keista vaizduotė, bet taip pat susiduria ir su jų vertybėmis. Ir kaip čia šito vertybėmis, tai pavyzdžiui, tenais, kad tarkime, orumas, nuspėkime, orumas ar garbingumas, bajoro garbė ir aukščiau visako. Ir klausimas dabar yra ir vėl štai šitas, kaip tai veikia kariuomenės, armijas arba apskritai karą skirtingas garbės supratimas. Kad kariuomenės iš skirtingų pusių Rusijos, aš iš viso man sunku įsivaizduoti, kokią garbę jaučia Rusijos dvariškiai ir kariūnai, atmenant tai, kad juos vis tiek laiko beveik vergais savo caras. Kai čia mes matome visiškai kitą laikyseną ir kitą garbingumą, orumą, koks šitas yra vertybių klausimas ir kaip jisai atsispindėjo paties romane. Tai aš manau, kad tai viską ir pasakei, Gintai. Na, jeigu šiaip iš tikrųjų, bet tiek Lietuvos, tiek žodžiu, abiejų tautų Respublikoje, tiek Maskvos kariuomeniai buvo labai daug samdinių. Tai ir kartais tie samdiniai būdavo pliusas, kartais minusas. Ir aišku, na, tai jau buvo po 30-mečio karo ir tų samdinių iš ties Europoje buvo labai daug, daugiausia vokiečiai. Ir jie bastėsi ir ieškojo, kur čia panaudoti savo įgūdžius ir žinias, muškietininkų būriai slankiojo. Na, tiesą sakant, juos ir verbuodavo. Daugiausia Vokietijoje. Tai žinoma, kad tie samdiniai, jie kartais būdavo ir vienoje ir kitoje pusėje buvo didelis minusas, nes kokia čia garbė ir kokia čia kova už tėvynę, jeigu aš esu parsisamdęs už pinigus. Ir ypač jeigu man nemoka algos, o priešas siūlo pereiti į jų pusę už didesnę algą, tai kodėlgi man to nepadarius. Čia gal Trumpas netoks inovatyvus tada, kuris sako, mokėkite man už gynybą. Nu taip, čia iš tikrųjų daug paralelių, taip. Tai aišku, čia viena iš tokių gal smulkesnių temų, bet žinoma buvo ir išties žmonių, kurie ypač tų bajorų, aš ten antroji daly rašau apie savanorius, ten visas skyrius skirtas tam ir sieju konceptualiai stengiuosi susijęti ten su Vladislavo Vazos širdimi, nes savanoriai, kas širdis liepia eiti karą, ne kasgi daugiau, ne pinigai kokie, ne atlygis.
Tik širdis, kaip visi žino, širdis Vladislovo Vazos yra palaidota Vilniaus arkikatedroje. Tai ir ten aprašau tą progą dar yra aplinkybės, kaip Lietuvos bajorai kovoja už tą širdį, kad liktų Lietuvoje. Bet čia tokia kita tema. Tai dabar klausimas, ir pats Jonušas Radvila, tarkim, Jonušas Radvila ir jo pulkininkai, Jonušas Radvila labai dažnai dengdavo savo asmeninių turtų skolas, valstybės skolas tiems samdiniams, kariams, kad tik tai būtų tęsiamos skolos. Tai kas į tai vertė daryti? Aišku, kad niekas nevertė. Bet šiaip, kaip sakiau, kartais įvykdavo tie susitapatinimai ir tie draugystės ryšiai ir garbės kodeksas veikia, kai, beje, Sinkevičius aprašo atvejį, kai vokiečių samdiniai vis tik nepereina į kazokų pusę per kazokų sukilimą. Tai čia knygoje Ognėmi Niečam, Ugnimi ir kalaviju. Bet čia Gintai gerai pasakė, iš tikrųjų, tai pratęsė tą mintį, kad šiaip Rusijos Maskvos, sakykime tiksliau, Maskvos armijai, Maskvos divizijose iš tikrųjų tai buvo tokie santykiai disciplinavimo, paklusnumo, atskaitomybės, įsakymų aklo vykdymo ir mažiau ten kalbėta ir galvota apie kažkokį, galbūt dar veikia ir noras pasirodyti prieš carą, pasižymėti, ar prieš kitus ten karvedžius, prieš Čerkaskį, Trubeckojų, ar kas ten. Bet mažiau veikia ten tie garbės reikalai. O Respublikos armijoje, jeigu kalbam ne apie samdinius, tai žinoma tas veikia. Ir ypač kalbant apie savanorius. O savanoriai buvo išties svarbus veiksnys tam pirmam etape. Tiesa, Jonušas Radvila nepakankamai išnaudojo tą veiksnį, o kalbant apie vėlesnius etapus, tai buvo apskritai pagrindinis veiksnys. Ir netgi aš skaičiau ten gudų istorikai istoriją rašo gudų kalba, bet gudiškai galima suprasti nesunkiai, moki rusiškai ir lenkiškai. Tai skaičiau apie tą laikotarpį ir ten buvo parašyta, kad Lietuvos bajorai, kaip čia, sukazokėjo, toks buvo terminas pavartotas, ką reiškia sukazokėjo. Tai jiemgi niekas nieko, jie kovojo partizaninį karą. Jie kovojo ir niekas nieko nemokėjo, priešingai grėsė tik tai susidorojimas. Bet visi jau okupavus tas plačias teritorijas Maskvoje, jie visi traukė į miškus ir kovojo partizaninį karą prieš Maskvą. Ir tai yra precedentas. Tai yra mūsų ten pokario partizanų precedentas ir taip pat sukilimų 63 ir 31. Bet tada ir jie metai iš metų kovoja. Ir ta kova truko, karas truko 13 metų ir jie maždaug 10 metį kovojo. Miškuose, tiesa, kelios tvirtovės buvo nepaimtos, pavyzdžiui, senasis Bychavas, aš apie tai rašau antroji daly, ir Nesvyžius. Ir dar viena kita. Bet daugiausia tai privačios tvirtovės, tai Sapiegų ar Radvilų. Tai jų, aišku, kad tai veikia, tai buvo garbės, ar kaip čia, jie tai darė ne tai, kad dėl garbės, jie tai darė dėl tėvynės, dėl tų dalykų, absoliučiai apie materialius dalykus čia neina kalba. Jie darė, kad išliktų tėvynė, kad atkovotų tą žemės ir kad padarytų priešui gyvenimą nepakenčiamą.
Žinoma, buvo ir grobio dalykai, nereikia paneigti, ir jie iš to grobio ir gyveno, bet apiplėšinėdavo tas Maskvos kariuomenės ir jų iždus. Bet, žodžiu, na, ypač kalbant, kaip sakiau, apie tą vėlesnį laikotarpį, be to, čia dar vienas argumentas, kalbant apie tą respublikoniškosios vaizduotės atsparumą ilgesnių laikotarpių. Ten nekalbant apie trumpus susidūrimus ar mūšius, jos galima pralaimėti, bet kalbant apie pilietinį pasipriešinimą ir atsparumą tautos, sakykime, tautos, aš dabar neskiriu lietuvių baltarusių tautų, tai buvo viena tauta, tai buvo viena lietuvių tauta, Lietuvos didžiosios kunigaikštijos gyventojai. Tai aš kalbu apie tautos atsparumą ir norą atstatyti status quo. Tas status quo tai yra respublikoniškoji tvarka. Ir nesitaikstymas, jokiais būdais nesitaikstymas su jokia svetima primesta valdžia, tvarka, rusų pasaulio ar kažkuo. Ir plačiau kalbant su imperiniu mąstymu. Nesitaikstymas. Tai, žodžiu, tas iš tikrųjų, jeigu suvedam viską į vieną, tai tas suveikė turbūt labiausiai, atsakant į klausimą, kodėl pagrindinis veiksnys, kodėl pavyko atkovoti beveik viską, nepaisant tos tragiškos pradžios karo. Na, tai aš labai džiaugiuosi, kad mums, man atrodo, bent kiek pavyko išryškinti šitos istorijos metafiziką. Bet taip, kaip jį pasirodo ne imperijose, nes aplink Lietuvą imperijose parašyta daug knygų apie istorijos metafiziką ir jinai parašyta būtent to visagalio suvereno demiurgo akimis, kur visi rikiuoja savo būrius ir mobilizuojasi taip, kaip reikia. Ir staiga pasirodo, kad galima parašyti visai kitokią metafiziką. Metafiziką, kuri yra neimperinė ir kuri remiasi būtent respublikos vaizduotė ir vertybėmis. Ir ne tėvynė yra taip suprantama, o ne imperiškai suprantama. Ir tada ir istorija suprantama kitaip. Ir tai yra, manau, kad labai įdomi perspektyva. Ačiū Tomai už komentarą. Ačiū Jums už klausimus, ačiū, kad pakvietėt. Ir mes tikrai ketiname Jūs pakviesti vėl, kai atsiras trečia dalis. Jau žinom, kuo jinai baigsis, bet kadangi kūrybinis procesas ne visada nuspėjamas, nenustebčiau kitais metais atvykęs į Vilniaus knygų mugę, kad pabaiga trečios dalies vis tik tai nebus su Vilniaus okupacija. Tai visko gali būti, bet tik patikslinu, kad kitais metais tikrai nebus tos knygos, po 2 metų planuoju. Trečią, paskutinę dalį. Ačiū Jums labai už dalyvavimą.